pakviesti jos iniciatorių, sumanytoją ir jums puikiai pažįstamą žmogų, kurį Vilnius tiesiog myli. Tai yra Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. And for the beginning, I would like to invite the initiator of this whole festivity, a person whom Vilnius loves a lot, our mayor, Mr. Artūras Zuokas. Labą vakarą, gerbiami Vilniečiai, garbūs svečiai iš Tailando, Kinijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Pietų Korėjos, iš tolimų Filipinų ir kitų šalių, kurie atvyko šiandien į pirmą kartą Vilniuje organizuojamas Ramiojo vandenyno ir Azijos virtuvių dienas. Hello everyone, dear guests, especially those who have come here from Thailand, from China, from Japan, from the United States of America, from South Korea, from the faraway Philippines and other countries to enjoy these Pacific Asian cuisine days that are being organized here for the very first time. Žinot, kai kam lietus galbūt kliudo, bet prisiminkime labai gražius poeto Giotės žodžius: Dievas lietuje. Some people may be disappointed by the rain, but let us remember some very beautiful words that the poet Goethe once said, that the God is in the rain. Ir matyti jis mus sveikina, mūsų šitą šventę, kad jinai taptų kasmetinė. Kasmet organizuotume Ramiojo vandenyno ir Azijos virtuvių dienas Vilniuje. Maybe he is reading us this way and wishing us that this festival would become an annual one and we would have Pacific and Asian cuisine days every year in Vilnius. Ir tikrai Vilnius turi būti ta vieta, kur skirtingos kultūros iš viso pasaulio susitinka, bendrauja, keičiasi idėjomis, susipažįsta, nes visi mes esame kažkuria prasme pasaulio žmonės. Vilnius indeed should be a place where cultures from the whole world would come and meet and communicate and share their ideas and experiences, because in a way we're all citizens of the world. Ir šiandien, kada vyko Tai Chi mankštos, teko išgirsti pagyvenusios ponios Vilnietės pasakymą. Prieš keletą metų jinai žinojo visų vaistinių Vilniaus mieste adresus. Dabar, kai 2 metai jinai aktyviai užsiminėja Tai Chi mankštomis, ji net nežino, kur yra artimiausia vaistinė. This morning the Tai Chi sports event was taking place, and I heard one elderly lady say that 2 years ago she could tell the address of each pharmacy in Vilnius, and now, after 2 years of practicing Tai Chi, she wouldn't be able to tell you where the nearest pharmacy is. Na ir taip pat manyčiau, kad kiekvienam iš mūsų labai svarbu prisiminti arba suprasti rytų išmintį, kuris skamba labai prasmingai ir kuri matyti būtų taip pat atsakymas į daugelį klausimų, kada gyvenimas atrodo sudėtingas, galbūt sunkus. And I think that every one of us should remember and should try to understand the Oriental wisdom, which can be a perfect answer to different questions when we think that life is hard, that life is complicated. Nėra kelio į laimę. Kelias ir yra laimė. There is no path to happiness. Happiness is the path. Todėl dar kartą visus sveikinu su šiuo gražiu renginiu. Dėkoju visiems, kurie atvyko ir pasiruošė, restoranams, rėmėjams. Ypač didžiulis ačiū gerbiamiems ambasadoriams, kurie šiandien čia yra ir pagerbė mus savo vizitu. Taip pat virėjams iš skirtingų pasaulio šalių ir pajauskime, ką reiškia sutalpinti pasaulį į šitą mažą, jaukią mūsų Vilniaus miesto rotušę. Ačiū jums visiems. And once again, I would like to greet you all and to thank you all for coming. I thank all the restaurants, all the sponsors, all the ambassadors in particular, because it is a great honor for us to welcome you here. And I would also like to thank all the chefs from different corners of the world. And let us all try to feel the world, and let us try to see what it means to have the entire world in this tiny square in Vilnius. Dėkojame Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui, o dabar jūs matote jau pristatytus ir paminėtus mūsų svečius.